Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 valandą popiet, tradicinė finansų rinkos apžvalga. A, Apžvalgą vedu aš, Marius Dubnikovas, Compensa Life verslo plėtros vadovas, ir tai yra 203 apžvalga iš eilės, kas savaitę. Ir kalbamės apie tai, kas vyksta. Turime gegužės vidurį, ir finansų rinkos tikrai nestovi vietoje ir turime įdomių situacijų. Tai pagrindinė padėtis yra ta, kad Jungtinių Amerikos valstijų S&P 500 pasiekė savo naujas rekordinės aukštumas ir tos aukštumos viršijo 5300 punktų. Tai dar visai nesenai buvo sunku patikėti, kad tokį lygį galėtume pasiekti, tačiau indeksai šovė į viršų ir iš tiesų mes matome, kad akcijų indeksai yra aukštumos. Priežastys yra labai kelios tokios svarbios, tai yra visų pirma paskelbti veiklos rezultatai, jie yra išties labai geri, išskyrus kelis sektorius. Tie sektoriai, kurie vežė šitą finansų rinką į priekį, toliau veža, tai yra technologinės kompanijos, IT kompanijos. Ir kitas dalykas, tai yra pasirodžiusios naujienos apie šiek tiek mažėjančią infliaciją. Tiesą pasakius, labai simboliškai, Jungtinės Amerikos valstijų infliacija sumažėjo iki 3,4%, bet kiti kriterijai, tai yra matosi, kad ekonomika šiek tiek stagnuoja, kas investicijoms nėra labai gerai, bet centriniui bankui atriša rankas. Tai centrinis bankas labai tikėtina, kad artimiausių metų gali pradėti diskutuoti agresyviau apie palūkanų sumažinimą. Dabartinės prognozijos tikisi, kad būtent rugsėjo mėnesį jau po vasaros mes galėsime matyti ekonominį pakilimą. Tai yra, kad infliacija mažėja, ekonominis pakilimas didėja, palūkanos keičiamos. Tai šitoj vietoje turėtume tikėtis, kad tai ne paskutinis rekordas, ne paskutinė savaitė ir tie rekordai bus sumušami. Kas dar? Jeigu žiūrėtume į naujienas, tai vėlgi indeksai kyla į viršų, baimės indeksas arba S&P 500 iš tiesų jisai muša rizikos lygį, vikso rekordai toliau mušami, tai yra indeksas yra ties 12,4 punkto ir labai arti šiems metams lygių rekordinių žemumų. Tai yra, jeigu pažiūrėtume, per 52 savaitės rekordinė žemuma siekia 11,8, dabar turime 12,4. Tai tiesiog sakyčiau, kad turime labai žemą rizikos suvokimą, praktiškai jeigu žiūrėtume per paskutinius 5 metus, tai žemiausiame lygyje. Ir kaip jau daug kartų sakiau, tai kad tas žemas rizikos suvokimas, jisai yra, arba žemos rizikos manimas, kad yra rinkoje, jisai tęsiasi iš tiesų labai įspūdingą laikotarpį, tai yra, kai prasidėjo 23 metų pabaigoje, taip ir tęsiasi, tai yra jokių pasvyravimų čia praktiškai ir nėra. Dabar iš įdomesnių naujienų, kas yra iš naujienų, tai Volkswagenas paskelbė, kad traukiasi nuo elektromobilių ir jeigu 30 metais buvo manoma, kad nebeliks jokių, sakykime, vidaus degimo variklių, tai ši prognozė atšaukiama ir maža to Volkswagenas, vienas iš gamintojų, šiandien paskelbė apie tai, kad daugiau žiūrės į hibridinius sistemas, hibridinius automobilius, ir taip pat ir į vidaus degimo variklius, nes elektros pramonė traukiasi. Kodėl tai svarbu mums kaip investuotojams? Tai svarbu iš esmės keliais aspektais. Tai vienas aspektas yra tas, kad matėsi kinų pramonės suaktyvėjimas, tai yra kinai gamina šiandienai daugiausiai, ko gero, automobilių pasaulyje. Ir jų invazija į tas tradicinės automobilių rinkas, kaip Jungtinės Amerikos valstijos, kaip Europa, jinai buvo sustiprėjusi ir grasino, kad šios pramonės šakas jinai aplaužys gerokai. Dabar gauname tokią informaciją, kad vis tik tai elektromobiliai, nelabai pasiteisina, nes pirkėjai nenori jų. Antras dalykas, Jungtinės Amerikos valstijos įveda muitus už elektromobilius Kinijai.
Tai yra nuo 25% padidina iki 100%, ir kas reiškia, kad turbūt nebeapsimokės kiniško automobilio pirkti. Tai grįžtame prie tradicinių tų automobilių gamintojų, kurie, na, ilgus metus čia dirbo ir gamino. Tai rinka kažkiek stabilizuosis ir tai gali prisidėti prie tų pačių finansų rinkų stabilumo. Dabar įdomioji matematika. Jau praktiškai beveik visos įmonės paskelbė savo pirmo ketvirčio veiklos rezultatus už šios metus. Tai S&P 500 sąraše esantis 500 kompanijų paskelbė, kad jų grynasis pelnas vidutiniškai augo 5,4%. Bet jeigu išmestume vieną farmacijos kompaniją BMI, kurią matome šiame grafike, excluding BMI, pelno augimas S&P 500 sąraše būtų 8,3%. Tai vienos kompanijos įtaka yra milžiniška ir labai labai didelė. Kas dar iš įdomiosios matematikos yra tai, kad jeigu eliminuotume apskritai didžiasias farmacijos kompanijas, tai ir tą patį, vadinu, minėtą BMI, Gildą, Pfizerį, tai turėtume pelno augimą, kuris siekia net beveik 10%. Tai matome, kad iš tiesų indekso kokybė arba indeksas atrodo labai stipriai, pelnų augimas atrodo labai stipriai ir tai lemia būtent indekso augimą, kurį mes matome. Tai yra fondo augimą, indekso augimą, akcijų augimą ir panašiai. Tiesą pasakius, iš kitos pusės, jeigu eliminuotume 7 superkompanijas, tai yra, na, iš esmės IT kompanijos, tai yra Nvidia, yra Amazon, Facebook, Microsoft ir taip toliau, tai pelno augimas ir paliekant farmacijos kompanijas būtų netgi neigiamas. Tai atsiranda indekse poliariškumas, farmacijos kompanijos, kurios buvo ant bangos dėl COVID traukėsi ganėtinai stipriai, traukėsi tiek savo kainomis, tiek rezultatais, na, o kiti traukia į priekį, ypatingai IT kompanijos į viršų. Tai bet kokiu atveju rezultatai yra geri ir tai leidžia indeksams kopti į viršų. Žvelgiant į tą ilgametį grafiką, kurį dažnai stebiu, tai yra įmonių veiklos rezultatai, akcijos kainos ir sakykime, kiek ta akcija uždirba. Tai galima konstatuoti, kad pirmame ketvirtyje S&P 500 kompanijos uždirbo pelno daugiausiai vienai akcijai visoje istorijoje ir reikšmingai daugiau negu prieš porą metų. Tai pavyzdžiui, net 2022 metais įmonės uždirbdavo 10% mažiau negu dabar uždirba, bendrai paėmus. Na, o akcijų kaina traukia po truputį į viršų. Tas populiariausias indeksas, PE indeksas, jisai sudaro 20 punktų šiandienai, yra aukščiau negu 5 metų, negu 10 metų vidurkis, kainos yra tikrai aukštos, bet neišliekusios į kosmosą, kas yra gerai. Tai neturime tokių rodiklių kaip vidutinių, kaip 30 arba panašiai, kas grasintus. Šiaip rinka yra įkaitusi, tai reikia turėti omeny, bet ilguoju periodu mes vis tiek turime potencialą pakankamai stiprų. Na ir euro-dolerio santykis, tradiciniai mūsų grafikai, tai euras po didesnio stiprėjimo šiek tiek koregavosi šią savaitę, bet išliko ties 1,09 dolerio už eurą. Tai kažkokių reikšmingų čia, sakykime, pokyčių turbūt, kad nėra. Dujos išlieka stabiliai ties 30 eurų už megavatą arba 30 centų už kilovatą biržoje, Olandijos biržoje. Na ir žvelgiant į ilgalaikį grafiką, ta kaina tikrai netrodo gąsdinanti, yra prieš pandeminę ir tokia, kokia panašiai buvo prieš gerus 10 metų. Tai to išlyga yra ir elektros kainos yra tikrai žemos. Dabar paskutinę savaitę jos svyruoja apie 4-6 centus Lietuvoje už kilovatą. Čia kalbu apie biržinę, plus reikia, aišku, skirstimą pridėti, plus pridėti mokesčius ir panašiai, bet ta žaliavinė kaina yra labai maža. Na ir naftos kaina patraukė žemyn, $82, sakyčiau, labai netgi žema kaina, ir panašu, kad jinai traukiasi neįvykus jokiems geopolitinėms rizikoms, kas liečia Iraną, Izraelį ir panašius dalykus. Tai čia yra pozityvumas, čia yra geri dalykai, kurie šiandien dienai vystosi rinkose.
Na ir vario kaina šovė iki taip pat rekordinių aukštumų, tai daug kalbėjom apie vario strategiją investavimo, tai yra, kad varis yra susijęs su finansų rinkomis ir jeigu varis brangsta, tai ir finansų rinkos kopia, tai šiuo laiko momentu dvi komponentės, tai yra S&P 500 ir varis yra absoliučiai rekordinėse savo aukštumose istorijoje, kiek tik tai buvo tos istorijos. Tai priežastys yra tos pačios, tai yra vario kaina kyla dėl to, kad Kinai aktyvėja, S&P kyla dėl to, kad JAV rezultatai gerėja ir darbo rinkos duomenys yra puikus. Na, o bendrai sudėjus, reiškia, ekonominis aktyvumas jisai po truputį auga. Na ir ant viršaus, kaip ir kalbėjom, galime pridėti palūkanų mažėjimą. Tai čia šios savaitės tokia rekordų savaitė, kuri nedažnai pasitaiko. Na ir aukso kaina šiek tiek kilstelėjo. Čia man yra šiek tiek nuostaba ir sunkiai galiu paaiškinti, nes klasikinėme požiūrėje visada buvo sakoma labai paprastai. Aukso kaina turi kilti tada, kada yra karas ir kada yra infliacija. Dabar infliacija įtraukiantis ir tikintis, kad palūkanos mažės, kas reiškia, kad obligacijos brangs, analitikai pradeda aiškinti, kad dėl to, kad palūkanos nėra pakankamos, negalima uždirbti iš, sakykime, saugių investicijų, tai traukiama į aukso poziciją. Kas atrodo ganėtinai keistai. Na, bet pamatysime. Tai aukso kaina taip pat arti rekordinių aukštumų, bet tų rekordinių aukštumų bent jau šią savaitę nepamušė. Na ir mūsų fondai, tai rezultatai toliau išlieka geri. Žemos rizikos fondai nuo 6 iki 8% gražos, vidutinės rizikos nuo 9 iki 13% gražos. Na ir rizikingiausi fondai toliau išlaiko tempą, tai populiariausi fondai JAV fondas 33%, Vigo centrinis Europos equity fondas antras nuo pačios 38%, na ir kitas europinis fondas pats pirmasis tai yra 34%. Džiugu pasakyti tik tai vieną, kad absoliučiai visi fondai yra pelningi, nėra per paskutinius 12 mėnesių jokių nuostolių. Ir kitas dalykas tai yra gražos praktiškai 2-3 lenkia ilgamečius vidurkius. Tai tiesą pasakius, tuo galima pasidžiaugti, tas, kas investavo periodiškai ir ilgą periodą, tikrai gali džiaugtis geromis gražomis. Na, vien jau pažiūrėjus į S&P 500, kuris pasiekė rekordą, tai nuo pandemijos, jeigu 20 metais nebūtumėt pabūgę ir būtumėme investavę į finansų rinką, taip tiesiog plokščiai į pačią rinką, tai turtas, investicinis turtas būtų praktiškai padvigubėjęs arba daugiau negu 2 kartus padidėjęs. Tai tiek iš mane šią savaitę, sekantį kartą susitiksim gegužės 23 dieną, 16 val. 204 kartą ir pasimatysime už savaitės tradiciškai. Tai ačiū Jums ir iki.